Sibet. Sibet lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Nu ką, galim pradėti šitą podcastą unisonu. Yra tokia savoka. Tai Reggie Miller, Tracy McGrady ir Ignas Sargiūnas. O taip va. Nu, blemba. Kas toliau, blemba? Kažkaip tas krepšinis atrodo, juo domės tiek laiko, bet per, kiek čia irgi kalbėjom apie, kaip pasakė, apie pasidėjimą filmuoti, ne? Kur San Francisco metimas. Dabar toks metimas, nu kažkoks atrodo, tas krepšinis tobulėja iš vienos pusės, bet iš kitos pusės, nu, tų tokių epizodų nežinau, ar atmintis atsinaujina ir išsitrina praeitis, kad būdavo visada taip, ar kažkaip čia paskutiniu metu vis tokių kosmosų vis dažniau. Man tai iš karto Makabis, 2-4, Derekas Šarpas, overtimas ir Žalgiris suvalgytas. Nu, bet ten iš negatyvų. Sabas, nu tai taip. O čia... Nu, žinai, tie du pirmi tritaškiai, tai why not? Kodėl ne? Viskas gerai, atsivarė nuo dviejų kojų, pašokai, išsimetė, bet kad mes treniruojamės nuo vidurio tritaškius mėtyti arba peržengę metro už tritaškio, tai taip tikrai nėra. Tu nestreniruoji. Ir tu pataikai kiaurą, nu tai yra sėkmė. Grinai, tai yra sėkmė. Viena vertus. Antra vertus, ne pirmas rungtynės matau ir pačiam teko žaisti ir pačiam teko pralaimėti. Vat išsimetimas kamulio, kai lieka kelios sekundės iš aikštės vidurio. Vat jis yra komplikuotas. Ir vakar mes tą dar kartą pamatėm. Buvo variantas mest varžovų į kojas ir susikurt naujas 5 sekundės. Nepadarė to Britai. Nu, tai buvo pas blogiausias variantas mest per galvas paskutiniam žmogui, kurio klaida lėmė to pralaimėtas rungtynės. Nu, čia yra katastrofa. Antras momentas, kažkada Giedrius Gustas nepataikė baudos. Tai Masas Esonas irgi vakar vienos baudos nepataikė ir jos būtų užtekę. Nepaisant to, kiek mes iš po krepšio ten nepasiėmėm dar. Tai aš galvoju, kad ir pats Ignasgi pripažino, kad čia yra sėkmė. Nu, ir Kurtinaitis irgi pasakė, kad nerealūs dalykai, bet jie tampa realūs, jeigu dirbi iki galo. Tai va tau ir atlyginimas. O kita vertus, tai yra pasiekmė FIBOS ir Eurolygos karo. Tai yra pasiekmė. Sakyk, ką nori, bet kitose arenose irgi rezultatai neadekvatus ir serbai gal tik išlindo, kiti visi neišlindo. Tai tom komandom, kurios į nieką nepretenduoja, valio, viskas gerai. Jeigu Bulgarijos lygos žaidėjas daužo Lietuvos rinktinę, tai sakyk, ką nori. Ir Kurtinaičio alibi garantuotas. Ką tu gali padaryti per 2 dienas? Vienas momentas, antras momentas, jeigu tu iš Brandolio turi 4 žmonės, trečias momentas, tu neturi nei vieno žaidėjo iš Kauno Žalgirio. Nu, kiekvienas savas interesas, kiekvienas savas laukas. O trenerį galima suprasti, kad jis kalba apie pareigą, bet pareiga, aš galvoju, buvo 92, 96, 8, va tada buvo pareiga, va tada buvo idėja, va tada buvo vėliava, geltona, raudona, geltona, žalia, raudona. Dabar yra kiti dalykai, dabar yra išskaičiavimas ir sakau dar kartą, tu negali smerkti žmonių, negali, kiekvienas turi savo prioritetą. Į dušę žmogui neįlysi. Priežasčių gali būti kelios. Tik tu tavo alibi, jeigu tavęs klubas neišleidžia. Taip, tada aš nieko negaliu padaryti, sorry. Bet visose kitose situacijose žaidėja teisė rinktis. Dėja, bet tokie laikai. Tokia realybė. Praėjom, realiai, galvoju, baigt podcastą. Tokia realybė dabar yra. Palauk, neskubėk, viską pabiškinau. Dabar galvoju, reikia grįžti, ką aš buvau suplanavęs dar pradžiai. O pradžiai buvau suplanavęs, kadangi mačkinėlį, Magreidžio pasiėmiau Rockets neturiu, bet užrašas irgi Igno Magic buvo. Nu, galėjai ir Igno turėti. Nu, Igno. Nu, dabar gal bus jeigu būtų jie parduodami. Nors ne, ryto gal yra šopė. O tai nėra Lietuvos rinktinės, kad Sargiūno aš nežinau, ar tu gali nusipirkti, pavyzdžiui. Čia yra problema. Pavyzdžiui, Eurolygos merčo. Nu, argi atrodo, žinai, NBA lengva nusipirkti, bet taip Eurolygos marškinėlių, norėtum kokio Michael Jameso Monako. Tu turbūt turi tik Monako varyti parduotuvę. Žinok, nežinau, nepasakysiu. Nu, bet labai prastai yra su merču šiaip. Manau, kad situacija tikrai sunkiai. Klausim, aišku, tai viską. Apie rinkas galima kalbėti, bet čia neikime tą. Reikia gal tam neilui, kad matytųsi, va. Buzelio marškinėliai. Šiaip, Rytis Kazlauskas gerą bairį šovė. Tu nežinau, ar skaitai čia, ar neskaitai, jeigu skaitai, tai nesakyk, kaip vadintųsi Šakilo Onilo ir Mato Buzelio laida, jeigu jie turėtų kartu. Šakilas Onilas ir Matas Buzelis turėtų podcastą laidą. Aš skaitau visas Ryčio žinutės. Turi Ryčio Kazlausko notifikationus kitų nepraleidžiu. Šakas ir Matas. O taip. Tai žodžiu, Šakas ir Matas, šitie marškinėliai jum. Palaikinkit, pasubscribinkit, pakomentuokit. Ir kaip visada išrinksiu burtų keliu, nes kažkas sakė, tai kodėl aš daugiausiai laikų surinkau ir nelaimėjau, ten neatsimenu kurios. Irgi Buzelio turbūt pralašinėjau.
Tu kodėl aš nelaimėjau? Nu kažkaip laikus atrodo, kad galima sukombinuoti. Visiems giminėms išsiųsti visus chatus, žinai, sulaikins ir... Bet pažiūrėsim tą komentarą, kokį parašysi. Gal 8 numeris bus laimingiausias. Nebus 8 laimingiausias. Ai, nes Sargūnas 8. Nu, tai reikšmiškai. Nu, žiūrėsim. Pažiūrėsim, nežinau, dar pradžiai padarykit tą, ką reikia, sulaikinkit, subscribinkit. Pakomentuokit, o tada galėsim išrinkti. Sibet lažybos, Sibet. Neatsakingas lašimas gali sukelti priklausomybę. Irgi va taip apie Sargūną. Ok, čia ne vienas metimas, bet, čia labiau vieno metimo klausimas. Mes kalbam apie tą 3 metimų, bet, vis tiek, jeigu paskutinis būtų neįkritas, Lietuvoje gal čia kažkas ir aptart. Kad, va, čia 2 įsmeigė ir va, jeigu būtų 3 įkritas, būtume gal aptarę. Bet realiai vieno metimo klausimas. Ir tada tu įmeti tą vieną metimą ir tu tampi aptarnėjimas, realiai jau visam pasauliu. Kokiam tu sapne, žaisdamas krepšinį, augdamas berniukas, galvodavai, kad tave į kažkokį sąrašą dės šalia Magreidžio ir Millerio. Ta prasme. Surrealu yra. O dabar irgi, neseniai mačiau, Borisas Bekeris. Legendinis Vokietijos tenisininkas. Taip. Jisai net patvytino. Ignas Timek ar kažkaip ten pavadino, kad maždaug ką padarė. 17 metų Wimbledoną buvo laimėjęs. Kaip žavu yra, aišku, ir social media prie to labai prisideda, jeigu būtų šitas metimas krytas prieš 30 metų, tai klausimas, kiek ten apie jį žinotų. O dabar, irgi ne super daug lemiančiose rungtynėse, bet sukarpyta, gražiai sudėta ir sklinda ta žinia. Ir tas, kas net Kašių labai nesidomi, girdėjo per šią parą Igno Sargūno pavardę. Bet Ignas gerai atrodė. Jis geriausiai atrodė, sakyčiau, pozityviausiai atrodė. Kažkaip metimas. 27 taškai. Gerai atrodė Ignas. Buvo ryškus lyderis. Jo. Dar taip užsibaigti, aš nežinau, kaip tobaliau dar galima sužaisti tokį mačą. Čia tokios geresnės pabaigos ir nesugalvosi. Šiaip nebuvo geros rungtynės Lietuvai, bet pati ta drama visa, tu turi 18 taškų deficitą 3 kėlinyje, tu žaidži tiesiog tragiškai, nepaisant to, kad tave palaiko begalė lietuvių susirinkusių Londone, tu žaidži kaip namų atmosferoje, ta atmosfera geresnė ir energingesnė, sakyčiau, net negu daugelį Lietuvos arenų. Ir girtesnė, nepabijokim to žodžio. Kaip tu pamatuosi dabar, kiek alaus išgeria žmonės Žalgirio arenui, ar Vilniui, ar Londone? Išraiškų matęs. Bet kūno kalbos, bet čia kažkas blogo. Bet palaikymas buvo nuo pirmo kėlinio jau. Aš į teigiamą pusę, nes kad linksma publika buvo. Taip, bet aš turiu omeny, kad nuo pirmo kėlinio Lietuvos komanda žaidė baisiai. Nepabijokim to žodžio, tragiškai. Gerai, gal ne tragiškai. Graudžiai, kraupiai, labai blogai. Ir palaikymas buvo visas rungtynės. Nebuvo palaikymas tik tada, kai pradėjo Lietuva laiminėti, kaip dažnai būna Lietuvoje, kai pradeda laiminėti tavo komanda. Ten buvo palaikymas visas 4 minučių. Manau, kad dėl to, kad tiesiog ten lietuviai susirinkę, tai yra vienas iš rungtynių, kurios dabar jie neturės nežinia kiek laiko, kada kitą kartą Lietuvos komanda ten žais, o to labiau Lietuvos rinktinė. Tai, sakau, tas visas scenarijus buvo neįtikėtinai sudėliotas, galbūt čia tik rungtynės prieš Britus, bet iš -18 ir dar tada išeiti su 3 tritaškiais per 9,8 sekundės, čia geresnės scenarijaus nesugalvosi. Ir manau, kad tikrai visiškai verta yra to, kad Sargūnas ir jo metimai šiandien keliauja per pasaulį ir tokie žmonės kaip Bekeris ir ten kiti žmonės pamato tokius dalykus. Ir iki Sargūno benefiso dar. Kada prisiminkim paskutinį kartą jūs matėt komandą, kuri laimėjo rungtynės su 21 klaida rinktinių lygį. Ne tarp mokyklinių, o rinktinių lygį. Jo, per pirmą pusę 11. 21 klaida. Atrodo, antrą pusę daug geresnė, o per antrą vis tiek 10 padaryti. Jo, gerai, mes ten kamuolius nusiėmėm, laimėjom, mes geriau kamuolių dalinamės, mes daugiau tritaškių pataikėm, viskas tvarkoja. Šiaip Sargūnas iki tų 3 tritaškių turėjo 5-1 dar tritaškius, kas irgi yra toks, ne jo metimo diena, ne? Ir dabar prisiminiau faktą, kurį nepaminėjau vakar, bet užsirašiau irgi ruošdamasis transliacijai, kad Sargūnas per paskutinės 3 rungtynes nebuvo pataikęs nei vieno tritaškio. Jo paskutinis pataikytas tritaškis buvo lapkričio gal 9 dieną ir buvo praėję beveik 3 savaitės nuo to laiko, kai jis buvo pataikęs paskutinį tritaškį. Tai pataikė 1 iš 5 ir tada tuos 3 ant galo iš eilės tokius. Bet ten crazy iš vis, absoliučiai. Tas paskutinis metimas 2 žingsniai nuo vidurio, krentant į užribį, skubant išmest metimą. Ir kiauras. Ir visiškai kiauras. Lanko ten tikrai nieks nelietė. Tai faktas, kad tokių metimų per treniruotės nieks netidirbinėja. Ne, čia lakė. Gal Jūlas. Ne. Jisai tokių išbėgimo primetęs daug. Ir dar vis tiek dar momentas, vis tiek pusė rinktinės ryto žaidėjai.
Tai irgi dar, gali sakyti, vis tiek kažkiek jaučianti save, kažkiek pažįstanti, žinai, bet vis tiek ateina svetimi žmonės iš kitų komandų ir vis tiek ir kurtis, ką sako, per 2 treniruotės mes neturėjom, net maketą realiai neturėjom. Įsivaizduok, tai vis tiek, galvoju, vis tiek meistriškesnis gal esu, nesakau, kad fiziškesnis, aišku, kelionė prisidėjo, nepamirškim to dalyko. Britai daugiau pataikė pirmojo rungtynių dalyje, antrojo rungtynių dalyje ir apskritai jie nuėjo per tos tritaškius, per tos nerealius lempinius metimus pro rankas ir pabaigogi pranašumą susikūrė irgi per tolimus metimus. Ne per prasiveržimus, ne per gražų kamuolių judėjimą, ne per numetimus, bet 1-2 pro rankas iš priekio, iš kem 5 per 2 tokius nuėjo tritaškius į priekį. Tas Whitlo, tas metimas, dar ten toks šleivas, kreivas. Įmetė ir jis rėkia, this is my house, this is my house. Nieks nesidžiaugia. Nieks nesidžiaugia, sako, this is my house. Ir aš taip dabar vėl suvedu. Palaikymo neišreiškia šiai frazijai. Suvedu, žinai, galus vėl, kad atrodo, mes ir Eurobasketą su Britais pradėjom ir ačiū Dievui, kad su jais pradėjom, nes irgi nežaidėm gerai. Irgi buvo bėdų pradžioje, nieko nepataikėm, atsimenu, badė lanką, nėra, tie nepataiko, tie nervingumas čia, aišku, tie dabar turėjo brandalį, bet manau, kad turbūt, kad geriau buvo žaisti čia, negu, sakykim, kad, Islandams su italais, aš taip galvoju. Gal geriau su Britais lietuviškai aplinkoje žaisti, negu kad dar varyti ten būtų reikėję Italiją, žinai, iš vakaro tu atvažiavai, ten tie lėktuvas lydžiai, nuslydimai, vėlavimai, visas šitos problemos, logistinės nepridėjo tikrai, aš manau. Bet Britų treneris tiesiog sako, kad iš 100 kartų mes 9-9 laimėtume, tai čia visi tą suprantam. Per mažai tą sakė, aš galvoju. Aš manau, kad 999 kartus. Jeigu ne dar daug, čia iš vis, kad pramest baudą, kad neišsimest, kad, aš jau nekalbu, kad 3 trakus sumest iš 3. Čia, jeigu pagal tikimybių teoriją, matematikai kažkas paskaičiuotų, tai čia turbūt, nežinau, trilijoninė turbūt. Taigi tik ką turėjom per NBA playoffus tą visą statistiką, kad Indiana Pacers laimėjo 4 rungtynes, kurie turėjo 0,1 šansą, 0,1% tikimybę laimėti ir jie laimėjo 4 rungtynės tokias, nes ten buvo, turėjo per minutę panaikindavo 7 taškų deficitą 4 kartus per 2 mėnesius NBA playoffus. Edžis kaip užmesdavo? Ne, šiais Šiais metais. Haliburtonas ir kiti vis grįždavo. Taip, ten grįždavo iš nerealių skirtumų 15-20 taškų arba ten 7 taškai per minutę. Ir tai va dabar pamatėm realiai tą. Ir sakau, tas, kad išsimetė kamuolį aukštą tokį balioną. Čia buvo ir net dašoko to atletiškas žaidėjas. Čia buvo taip gerai, nes tu gali tokiai situacijai realiai, arba tu meti į kojas, ką Žilo prieš tai sakė, arba tu meti link savo krepšio, link Lietuvos krepšio, ta prasme. Taip. Kad kuo toliau būtų kontaktas. Ir eina laikas jau. Ir net jeigu lietuviai perima kamuolį toj vietoj, 3,5 sekundės, tu meti geriausiu atveju 2 metrai nuo tritaškio. 2 metrai nuo vidurio. Iki savo pusėje dar. Iki vidurio. Nes 2 metrai nuo tritaškio ir metas. Taip. Nu, ta prasme, turiu omeny iki vidurio dar. Tai, ta prasme, 16 metrų iki krepšio. Ne 90 kaip dabar buvo, bet 16. Bet Britai tiesiog idealiai ten sudėliojo dovanėlės mums ir ankstyvos kalėdos. Ir pasinaudojom. Per viršų paduot paskutinis eilė žmogus vidurelinė per metrą, tu duodi tokį perdavimą. Bet kokio aukščio jis turėjo būti, kad ten atletiškas žaidėjas buvo šoko iš visų jėgų ir nedašoko. Ne, ten labai aukštas buvo. Bet aš nežinau, ar jūs žiūrėjot pakartojimą tik paskutinio metimo ir prieš tai. Aš manau, kad buvo 5 sekundės. Dėl išsimetimo. Išsimetant prieš tai. Britai, kai turėjo kamuolį. Per ilgai, tu minėjai šitą. Tikrai per ilgai. Jo, ir aš žiūrėjau, kokiu greičiu teisėjas, atsisukau šiandien pasižiūrėti dėl įdomumo, galvoju, ar čia man tik pasirodė, ar kas, teisėjas tokiu greičiu. 1. Užlaginęs buvo. 2. Irgi neturėjo variantų. Ir aš ten paskaičiavau, aš manau, kad tikrai buvo 5 sekundės. Nu, ta prasme, ant ribos, bet manau, kad ten 5,2 gal kažkas tokio, aš nesėdėjau ten su chronometru, nežiūrėjau. Bet man pasirodė, kad ten turėjo sušvilt 5 sekundės. Perdėm ilgai atrodė. Išsimetimas. Kokia šventė sukurta yra Londone, kur, kaip ir sakei, reta proga, ten atsimenu, Vulfsai buvo atvažiavę kažkada sužais Žalgiris. Tai Žalgiris dabar pre-seasonė žaidė prieš porą mėnesių. Jo, ir dabar vėl, ir toks visas tas mačas, kad ir prie minuso vis tiek palaiko. Ir tokį galą dar gauni. Ir dar ne prieš bet ką ten žaidė, kur kaip Žalgiris ten... Ar ne, su Lionsai žaidė, bet Vulfsai gal irgi, neatsimenu, bet dar prieš Britus tu gauni tokį. Nežinau, kosminė šventė. Ir dar sakė, kažkur komentaruose mačiau, kad po Vytlo, man atrodo, 3 taško gal buvo tai mautas, ir per Kubą rodė verkimo emoji. Ir maždaug skatino fanus lietuvius provokuoti, kad maždaug, kad viskas. Ir atsisukę anglai į lietuvius maždaug, vis maždaug atkalėmės juos. Ir tada Augusto, tikis stebuklais.
Na, Aš tikiu, tu. Tikiu. tikėjai stebuklais. Reikia tikėti, negali netikėti, nes šiaip irgi kalbėjo, Žilvinas paminėjo sėkmę, faktas, kad čia kalbėjom apie Kalbos tikimybės, taip. Tai. Bet yra ir kitas aspektas su Ignu Sargiūnu. Ar tai yra sėkmė, kai tu tai padarai 8 kartą karjerai, 9 kartą karjerai, ar tai yra tik sėkmė? Aš manau, kad tikrai ne. Sėkmės faktas, kad jos reikia, bet kad tu sėkmę prisiviliotum, tu turi turėti, kaip sakoma, what it takes. Drąsiai, užtikrintai darytai, nebijoti visų pirma. Taip. Nes turbūt prie to psichologinės baimės prisideda galų gale ten metimo, paleidimo technika, greitis ar kažkas. Tas, kuris bijo, jis taip greit gal nesivarys, kaip Sargiūnas. Ir surinko, man atrodo, Mykolas Abrutis basketinių straipsnių, kur surinko tos game winnerius. Tai aš noriu juos išvardinti, nes galvoju, kad Reelsą reikia padaryti gerą, paimti tos medžiagą. Tai pavardinti Sargiūno Vienas game buvo, winnerius. beje, aš buvau kitoj komandai. Žalgiris prieš Šilutę žaidė ir jisai įmetė game winnerį, ten tam sąraše gal buvo... Šilutė žaidė? Aš ten gyniau, ne prieš Sargiūną gyniausi toje atakoje, bet aš toje atakoje gyniausi. Tu žaidėjai Šilutėj ar Palangoj? Jo, žaidžiau Šilutėj. Aš kažkaip neužfiksau, nes prieš Palangą irgi įmetė. Toj komandai irgi Ir tu už žaidžiau tais Palangą metais, žaidėjai? bet nebuvau tose rungtynėse. Tai aplink šalia buvo. Jo. Tai aš pavardinsiu ir nueis U20 čempionate 3 tritaškai buvo, kur išsitraukė, fantastiškai. Taip. Tada LKL finaluose dabar į antrą pratesimą Kaune ištempė su tritaškiu iš Ten neįtikėtinas buvo irgi metimas. ten žiauriai sudėtingas ir laimėjo tą mačą. Tada KMT ketvirtfinalis buvo už Neptūną, kai žaidė. Įmetė iš po krepšio. Tada už Neptūną žaiddamas LKL prieš Juventusą, irgi ten, man atrodo, pakartojo kažkaip ar atšoko nuo lentos. Ir dar NKL 2018 ketvirtfinalio serijoje, dar aš žiūrėjau tas rungtynės, atsimenu, žaidė prieš Šilutę seriją 2-2 dėl patekimo į Final Fourą. Iki 3 pergalių. Iki 3 pergalių, 2-2 ir jisai kalą metimą išvedo Žalgirio dublerius į ketvirtą. Tada NKL jau ten dar matro metais ar dviem, kaip ir jau sakei, irgi už tos pačius Žalgirio dublerius prieš Palangą Taip. kalą game winnerį ir pirmą kartą prieš Šilutę. Tai Šilutės 2 kartus yra nužudęs. Tai irgi, kalbant apie tą sėkmę, bet sėkmę prisitraukia tie, kurie gali daryti tokius dalykus. Bet dabar žiūrėkim, atsukim atgal jo, pažiūrėkim dabar jo klubus. Atsimenu, LKL dar jis tik grįžęs buvo iš NBA. Jo, Prienas. Ir va ten judėjo. Ir va ten augo, ten gavo pasitikėjimą savim. Aš atsimenu kažkaip, 2 kelniai baigėsi, visą laiką pasikalbinti reikia. Ir taip, reikėjo pasikalbinti, aš taip jį vėjuosi, bėgu prie jo, taip, maždaug, Ignai reikia. Jis taip, ką? Pašnekėt? Be problemų. No problem. Most chill. Visiškai. Tai Prienas tik. Tai irgi suteikia pasitikėjimas. Tai matai, su ko tu turi reikalų, kad tokiam žmogui tau nedrebės rankas, duok jam game winnerį mes pataiks, jis nepergyvens, jeigu nepataiks. Tai va, tuo metu Prienase, tai čia jau kiek, net nežinau, iki COVID dar kokie 7 metai atgal. Tai vis tiek dar tik kylantis, tik augantis. Tai dar vienas įrodymas, dėl ko Eurolygoje tokie svėliai reikalingi Albas. O taip, step by step, žingsnis po žingsnio, jam patikimas į rinktinę, aš įsivaizduoju. Toks bonusas buvo, toks pliūpsnis emocinis, energetinis ir kažkaip vis dar prisimenu tą frazę, kai buvo jam pasakyta, kad tu žmogau nedirbi treniruotėse. Buvo tai pasakyta, neprasimaniau. Tikrai buvo vienoj spaduškiai tai pasakyta. Ir ta pavardė buvo paminėta, galvoju, kaip taip gali būti, ir paskui sprogimas toks, ritmetinė progresija, paaukštą, rinktinę tu prasibrovai, ten sujudėjai gerai, dabar sezonas geras, nuo play-offų viskas prasidėjo, kaip tu sakei, nuo to prasidėjo jo vertikalus pakilimas į viršų, nesgi nebuvo iškart iš Prienų dargi šuolio, irgi dar per Klaipėdą, per ten, truputį aukštyn ir ką mes turim. Atakuojantį gynėją gerą, iš bėdos dar ir small forwardą galinti pažaisti žmogų, agresyvų, galinti prasiveržti, su geru pasitikėjimu savimi, su gerais fiziniais duomenimis, su atletišku pakankamai kūnu. Vizualiai tai viskas tikėtina jo istorija dėl to, kad jisai kai išvažiavo į NCAA ir grįžo, ten buvo labai nesėkmingi jam metai berods. Jis galvojo ir buvo tokioj psichologiniai duobėje, kaip suprantu, kad galvojo net mes krepšinį nebežaisti. Ir tada tie metai Prienuose, apie kurios Žilva kalbėjo, ir tada vėl jo šuolis į viršų. Laukinis krepšinis, bėk mesk, ten varyk, 1-ant-1, ten jis lyderis, ten jis turėjo sprendimo teisę, ten jis progresavo. Šiaip jo, ir ten jis atsigavo. Ir visa istorija, ką sakot apie klubus, kaip kad irgi ten NCAA pirmie metai iš vis negavo žaisti, ten po to grįžo. Galvoja, bet tai mes turim daug pavyzdžių tokių, daug tokių pavyzdžių, ne tik su lietuviais. NCAA nuvažiavo, prapuolė, viskas nebėra.
Pasdradis tas pats. Bet iš tavo šiaip krašto. jis toks pavyzdys man yra, atrodo, irgi jaunai kartai iš vienos pusės tos, kad kaip asmenybė, kad kaip ir sakai, pakalbėt kažką, no problem. Jokių problemų. Chill, visiškai gai. Pakalbėsim. Ir šiaip toks, kaip sako, nice guy. Jo, komunikabilus, kai kalba, atviras. irgi interviu dabar po rungtynių, jisai kalba toks, mėlekas toksai, žiūri, jau kiek jam, 20, jau 6-7 metai, jis 20 atrodo, kaip ir atrodo, taip ir atrodo. Toks su šypsenėlė, kuklus, ten ant savęs niekus per daug neprisėmė. Bet jokingiausia, ar nežinau, ar jokingiausia ar ne, bet jokingiausia tai, kad aikštelį tai visiškas chamas. Ko norėjau eiti, kad nagliausias varžovas, kurį turbūt esu sutikęs, tekęs žaisti prieš Igną ir tą patį game winnerį esu prasileidęs, tai nagliausias aikšteliai, ta prasme, bet kaip čia yra paradoksalu, kalba, šneka ir tai nėra gražu ir tai yra tiesiog noras laimėti už savo komandą, tai nedaug tokių charakterių Lietuvoje turim, bet tada sekmanį turbūt sužais su rinktinio, pirmanį įsiprotmušį girdėjau labai ramiai, sėdi lik niekur nieko. Du skirtingi žmonės. Du skirtingi. Bendruose tai pirmadieniais, kur vyksta bendri protmušiai čia Vilniuje, kiekvieną savaitę. Dabar padvigubintum komandų skaičių. Ne, tai jų vyksta labai daug. Tai, bet, tu prasme, turiu omeny, kad tokie du skirtingi charakteriai už aikštelės ir aikštelėje yra tiesiog įspūdingas pasikeitimas. Tu čia jį giri, ar tu čia jį kritikuoji šitą vietą? Aš pradėjau girdamas, kaip žaidėja aikštelėje su chamišku elgesiu. Tai man čia vienas pavyzdys. Čia pliusas. Čia man pavyzdys. Nuo ko ir pradėjau, kad jis yra jaunimui pavyzdys, kad kaip galima būti nice guy už aikštelės ir galima būti visiškų gyvulių ir žvėrimi, kurių nepaisančių, ten mane absoliučiai kas tu esi, aš išeinu naikinti kiekvieno. Tai va čia yra komanda, nes dažniausiai turim pavyzdžių, ten, nežinau, paimkim kokį skučą, ne kaip naglą kokį nors. Jis yra ir už aikštelės nuo Šaro pliauską gavęs. Nes irgi kažką užvėlė ten nesąmoningo. Kleiza tau aikštelį su Kambalą norėjo pasikapoti. Jisai ir už aikštelės ribų, išlieka tą povisą. O Ignas turi tos alter ego 2. Taip. Geras, super žmogus, dirbęs, nepasidavęs, kuklus, toks tiesiog pozityvus ir aikštelė, kur visiškai kitas. Rėmas net išsiplečia pas jis, tai pastebėjau vaikštą net, truputį plačiai. Bet viskas, kas vizualiai ir kaip asmenybė, ką komunikuoja, tai yra priešingybė nuo to, koks krepšininkas. Ir rėmas didėja, kai reikia mes lemiamus metimus. Tai sparnai auga. Truputėlį. Aš kaip sakau, kad tie, kurie taip išsiplėti vaikštą, arbūzus neša, arba pažastų uždegimas, tai pas jį ir tas. Nežinau. Užbėgsiu, po to sugrįšim. Pažastų uždegimas. Bodianas Masa iš Asvelio. Aukštas centras, kalba po 2 kilnių, kukliai, visiškai paprastas, kiemo vaikis. Antroji rungtynių dalis susistumdo su faulu, nes su Barsa jie žaidė. Nugriovė varžovą, tie nubėgo, ten jau visi nubėgo ir jis galėjo bėgti. Jis ten nubėgo, jis palaukė, jis pakėlė varžovą ir tada grįžo. Wow, kada buvai matęs paskutinį kartą tokį dalyką, žinai. Vis daugiau, man atrodo. Tai žinai. Kai atsimenu, kažkada Butkevičius pagavo, dabar neatsimenu ką, krentantį. Kažką iš ryto. Ar iš ryto? Kažką iš ryto, man atrodo, ten finalo serija buvo. Kažką ten veržys jam ant nugaros. Sugavo to žmogų, nuleido. Kažkas tau gali pasakyti, tai vadai, dėl to ir nieko nelaimi, dėl to ir gaunam, žinai. Gali pasakyti, 90s tai žmonės, tokie perliukai, žinai. Lambyras, bandydavo užmušti Jordaną, o tokie dabar laikai, žinai. Šitos pusės jo, faina, gražu, žmogiška, bet tada Kleiza ir Mačiulis tavo teisės ir sakys, aš, pakelti kažką, aš dar įspyręs būčiau. Bylas Lambyras. Tai irgi yra visada dvi pusės. Jaunai kartai iš šonkaulius. Iš šonkaulius vien. Primink, kad penelį prabėgdamas Mačiulis kaip senos radijos FM. Apie Lambyrą užsiminėjai. Bylas Lambyras. Jaunai kartai. Kur mes ką nors. Iš tos blogiečių, iš tos Detroito. 80s bad boysai. Atsimeni, numeris dar buvo 40 iš priekio mesdavo, atstraukęs, galėdavo papopinti. Kad turėjo antrą tatą ten, kur dirbdavo. Išplėsdavo gynybą, pataikydavo gerai. Jo, nestandartinis, toks visiškai nešoklus, apkūnus Lepečkojis. Bet naglas labai labai. Tas irgi 90-ųjų kietumas man toks, ten tiesiog traumuodavo. Su jaunu Pipenu. Su tuo Rodmanu. Tuo metu dar. Galim nuklysti, ar 90-aisiais, ar čia buvo ta kietieji laikai, ar čia tiesiog buvo toleravimas, ar čia buvo gera gynyba, ar čia buvo tiesiog grubus, ten brutalus baudavimas. Bet toj komandai buvo Joe Dumarsas. Ribom ten drėbdavo ant žemės. Joe Dumarsas, kuris irgi buvo kaip Mindaugas Lukauskis toks. Toj komandai, toj blogiečių terpė. Jo, Tomasas, Dumarsas ten geri buvo, geri. Bet šiaip aš kalbu apie tą, kur 90s vis aišku, natūralu, kad vyresni žmonės labai idealizuoja šitą kartą,
Bet aš tai, kai pasižiūrėjau ten highlightus, nu ten, sakydavau, ten tai buvo gynyba, nu ten ne gynyba, buvo ten tiesiog grubiai ir brutaliai bauduodavo. Bet po 150 Jordanas pašokdavo, kaldavo, atsistodavo, eidavo muštis. Ir leisdavo. Smagu žiūrėti, aišku, yra. Bet dabar, nu... Kodėl meta komandos po pusantro, kodėl tada nemesdavo po pusantro? Žaidimo laikas toks pat, niekas iš esmės nepasikeitė. Aš galvoju, fiziškumas vis tiek. Pridėjo greit. Fiziškumas eina į priekį ir tu tiesiog 1-1 nebegali apsiginti. Ir jeigu tu turi pranašumą puolime, treneris labai pasilengvina savo darbą. Eina lengviausių kelių, 1-1 apsiginti negali, atakų daugėja, jos trumpėja, daugiau šansų pelnyti taškus. Iš čia randas 150. Tai va, frazė, kad NBA nieks nesigina, reikia keisti į NBA nieks nebeapsigina. Nebeapsigina. Neapsigina, nesigina. Nes naratyvas iš seniai yra, žinai, pažiūrė rezultatus, kaip tu sakai, bet tie, kas domis, va, kaip daugis, tarkim, giliau, nu, tai akivaizdu, kad, nu, toks jau ir talento, ir duomenų lygis yra, kad, faktas. Nu, taip, duomenys. Kalkit mane prie kryžiaus, aš sustabdyti Vembanėmus. Negali. Ir ne tik tai, nu, žinai, ir taisyklės NBA yra kitokios. Su FIBA taisyklėm tu pastatai tą patį talentą. Tai ne su FIBA lyginam, su tų laikų NBA ir su dabar, kad kyla rezultatyvumas. Turiu omeny, kad dėl ko nebeapsigina. Dėl to, kad yra taisyklės kitokios, dėl to, kad yra aikštelė kitokia. Tu dabar... Pavarisas atsistoja po krepšį. Mes lyginam tos talentus žmonių 90-aisiais ir dabar, tai taip jie yra kardinaliai aukštesni. Bet jeigu tu dabar įmestum tos, nu, vat, tą visą dabar talentingiausią NBA kartą į FIBA taisyklės, tai nepamatytum, nu, tikrai daug mažiau pamatytum rezultatų, nes tikrai yra sunkiau vis tiek. Nu, tai pasaulio čempionose matom olimpiadose. Taip. Tai tiesiog atėjo NBA prie tokios situacijos, kur tiek talento ir su tom taisyklėm yra, nu, žiauriai sunku apsiginti. Ir aišku, tobulėja ir treniravimai, ir schemos visokios, ir situacijos, kaip įsidėsite aikštelį spacingai, ir tiesiog viskas tiek patobulėjo, kad mes matom situaciją, kad, nu, viskas žiauriai sunku. Ten praktiškai tu visą laiką esi iš karto, puolimas yra pranašume iš karto. Tikrai taip. Daug pataikančių žmonių, daug bėgančių, daug mokančių žaisti 1-1. Šiaip apskritai toks NBA, tarkim, tie game winneriai tai labai dažnas dalykas. Nu, aišku, rungtynių yra labai daug. Ir Eurolygo irgi atrodo daugėja, nes gerėja individualus talentas, kur tiesiog žmonės jau, kai lieka kelios sekundės, pasiima kaip ir NBA kamuolį. Ir jokių darinių, ir tiesiog 1-1 ir metą. Bet kažkaip Lietuvos krepšinių tai labai mažai yra buvę. Vat Kleizos visi atsimenam, Pekinę, tą, kur Šaras įsiveržė, crossoveriukas ir laisvam Kleizo tiesiog iš stovėsenos įmeta. Mačiulis, atsimenu, prieš Estus dar buvo. Eurobasketė nuo lentos ten tokį į kairę pusę veržėsi ir nuo lentos, o taip šokdamas su dešinė ranka taukšt ten. Tragiškas grajus ten prieš Estus buvo ir 2 taškais laimėjom. Prieš Gruziją ten ne gimineris buvo, ten buvo šou. Daugiau ir neatsimenu, kažkaip atrodo, kiek metų praėjo, kiek rungtynių, kiek visko, o tas game winneris, kas yra krepšinio, nu nežinau, ar yra geresnį, nu nežinau, kitiem gal Dymo su pražanga ten daugiau laimės, taigi, bet turbūt ne. Bet game winneris yra, nu, didžiausia. Perdavimas efektingas. Nu, žiūrint, koks gal game winneris, žinai, būna pasitaiko gynybinė klaida, kur tas pats Sargiūnas, viena iš tų, kur tiesiog Panevėžy, man atrodo, jo, prieš Lietkabelį, KMT, kur sakėm. Įvyk, nu tiesiog nesusikalbėjo, nusivarė ir įmetė lėjapą. Tai ar toks gimineris labai ten jau teikia emocijų, irgi priklauso nuo situacijos, nuo mitybos. Bet, pavyzdžiui, manęs visą laiką, nu, ne visą laiką, bet daug kas klausia, nu tai ką palaikai, vis tiek turėgi mėgstamą komandą. Žinau, kad komentuoji, bet ką palaikai, Rytas Žalgiris. Ir kai aš sakau, kad neturiu aš tos vienos mėgstamos komandos, aš palaikau lemiamus metimus. Nu čia nesakyk. Bet aš realiai, aš norėčiau, kad kiekvienas rungtynės tai baigtųsi. Čia svajonė yra. Tai ne, komentatoriaus svajonė. Ne, bet ne tik kai komentuoja. Žiūrovo irgi. Ir žiūrovo. Čia yra didžiausias krepšinio grožis, koks tai gali būti. Žinai, jeigu aš palaikau komandą, man geriau, kad mano komanda laimėtų +20. Ramiai, be šitų tampimus. Eik, sakai. Jo, nenorėtum, kad laimėtų tokį. Tai bet, čia laimėjai, čia pralaimėjai. Tai žinai, tai tada jau geriau, jeigu pem laimėsim, pralaimėsim, arba +20 sėdi ramiai be nervų. God give it, God take it. Nu, aš iš šitą Žilos taip paskaičiau, man jeigu, tarkim, Žalgiris, ne, reguliario, gal ne Žalgirio, kokios nors, iš vis nes, LKL kokios nors rungtynės, tarkim, aš kadangi iš Pajūrio, tai man, prijaučiu Neptūną. Klaipėda. Ir Neptūnas, ar laimėtų 20 taškų prieš Nevėžį, ar Nevėžis įkaltų gerą game winnerį. Tai aš rinkčiau Nevėžio game winnerį geriau. Kad ir prijaučiu Neptūną. Neparduosiu aš. Kad ją parduoti reikia būti nusipirkus. Bet, tarkim, aš prijaučiu Neptūną, vis tiek visada noriu, kad Pajūrio komanda. Bet man geriau Nevėžio game winneris būtų.
Čia toks, žinai, nepretenduočiau į fanus kažką, bet aš labiau gal to jaugo pusė, kur tas, yra tiek daug tų rungtynių, kad kartais geriau pasirinkti tą epizodą, kuris įsimins negu plus 20, kur tu net neatsiminsi tų rungtynių, kad tu jas žiūrėjai net nepasimins. Bet problema Europoje yra ta, kad dėl ko Amerikoje yra tiek daug tų game winnerių, tai kad ten gali paprašyti to live ball timeout'o. Bet kurioje situacijai. Ir šitos paruoštesnės atakos. Tiesiog daugiau galimybių gauni. Nu, ta prasme, lieka 3 sekundės, tu atsikovoji kamuolį. Tu Europai turi mesti iš vidurio. Bet ką gali. O čia 3 sekundės, bam, timeout, kad ir viena lieka, tu atkovoji kamuolį, bam, timeoutas. Tu gali net nebauduot, lieka 8 sekundės NBA ir 24 atakai, tu atsilieki ten 1-2 taškais, tu gali nebauduot. Tu gali apsigint, tau lieka ten 3 sekundės, 2,5, pasiemi timeoutą, perkeli kamuolį ant tritaškio ir viskas. O Europai tai ką? Europai ką? Lieka 2-8 sekundės, nu tu turi baudoti jau realiai, nes tu tada geriausiai atveju mesi iš vidurio. Tai viskas, prasideda baudavimas ir jau šansai mažėja. Ir galiausiai vis tiek prieini prie tos pačios situacijos, kad liks 3 sekundės, nes tada tave baudos ta kita komanda, liks 3 sekundės, turėsi mesti iš vidurio. Arba jeigu rungtynės baigėsi, gavai taškus, imituoji, kad neišsimeti dar. Degini sekundės, kad varžoms nebeliktų. Nu, va čia gali sužaisti šitoje vietoje. Kad tau liktų visas laikas. Ketvirtam kelnį negali, stabdomas laikas. Čia šitą gali padaryti tik tais prieš tai. Kelnio gale. Kelinių, bet ketvirto gale stabdo. Ketvirto negali. Įkrito iš tinklelio, stop. Ne, tu gerai. 1, 2, 3. Nu taip, jau, gali tam susidegintas sekundės. Lietai kamuolį ir tada iki galo gali sužaisti. Jo, šitas blema geras. Aš tai norėčiau šitos labai taisyklės. Eurolygoje. FIBA krepšinį. Nu, jo, tiesiog dar daugiau intrigos, dar daugiau tokių momentų. Nebūtų jų tiek daug, bet nežinau, kontentas, gražūs metimai, įsimintinos emocijos, tiesiog padaugėtų tokių, kodėl ne? Bet atsimenat kažkaip, prieš kokį 10 metų, 15, kad vis atvažiavė į Žalgirį ar kažkur iš NBA žaidėjai, kad LKL visur tos, taip rodo, ne, timeout'o. Kad dažnai darydavo tos, bet kažkaip paskutiniu metu, arba aš nebepastebėjau kažkaip išsigyvendinę. Yra, žinai, prašo ten jo. Ir kažkaip anksčiau įsimindavo, kad būdavo, kad labai juokdavomės metą, prašė LKL, tai matų griūdamas jaudavo kaip juokinga. Kažkaip dabar tai atrodo, kad taip lengviau adaptuojas. Kartą per sezoną vis tiek išlenda kur nors Europoje. Tikrai koks nors amerikietis atvažiuoja ir padaro šitą. Sibet lažybos, Sibet. Neatsakingas lašimas gali sukelti priklausomybę. Žiūrėkit, apie Sargiūną pagalvojau, kadangi hypas, reikia hypą maksimaliai ir naudoti temam. Iš karto žiūri lietuvis, jaunas, charakteris. Ir tada galvoju. Tik nesakyk dabar į Žalgirį. Jo, bet į Žalgirį, bet... Jau, Haris. Tai aišku, tik į Žalgirį. Vietoj Igna. Vietoj Igna. Tik kad Ignas dabar banga pagavęs jau truputį. Jeigu tas banga, tai Sargiūnas ant tsunamio plaukia. Bet jau Ignas dabar sujudėjo, jau paskutiniam. Bet taip kaip skamba visai. Žiūrėkit, pakalbėkit jūs, aš tai out nuo šitų... Ne, tai hipotetiškai. Tik hipotetiškai. Tu mygtuką turi spaudį, yes or no. Neturiu aš. Patvirtint draftą kaip fantasy. Pasiūlė kreditų, priimti. Neturiu jokio mygtuką. Kad turėt mygtuką, reikia nusipirkti mygtuką. Aš dabar jau tavo... Aš tau nupirkau mygtuką. Artėjančių kalėdų progą. Žilva, drąsus žmogus. Brazdėjkis į Sargiūną, tau siūlo keitimą, kaip NBA, treidas. Nekeitė. Ne, geroji komanda, jeigu esi dabar Ignas, vis tiek. Ne, bet tu Žalgirio vadovas iš tos perspektyvos. Tu esi Paulius Jankūnas, Gediminas Navickas. Tau siūlo. Tau skambina rytą, sako, mes duodam Sargiūną, duok mums Brazdėjkį. Neįmenėm. Ne. Nes viena yra tokiam lygiai siautėt prieš UK, pseudo krepšininkus, nes lygiai taip pat su Tubeliu turėjom tokią neramumą. Kaip čia bus dabar su to Ąžuolu? Tempsis ar netems? Dabar jau galima atskvėpti. Ramu? Ramu? Net neramu, džiaugtis. O Ignas gynėjas. Eurolygos gynėjų džiunglės, jai išgyventi. Gynėjas turim, Žalgirį gynėjų, tegu tik jie juda visi. Šitoje vietoje nereikia užimti niekieno vietos. Rūpštas yra, laukia, eiliai, dar Rūpštą nustumsim dar toliau. Ne, Ignas turi Igis kūną, pataikys, viskas bus gerai. Jeigu kalbėsime apie Žalgirį, mes čia nekalbėsime apie Žalgirį. Pakalbėsim. Tai va tie du metimai turbūt ir nulaužė Baskus, aš galvoju. Tai dar vėliau, dabar dar nekalbėsim. Igis ir nulaužė jos. Apie tą, kad tu pačioj pradžioj podcast'o minėjai, tai galvoju, čia ir išsiplėsti ir galima Kurtinaičio interviu po rungtynių.
Nu, aš šiaip visada buvau fanas Kurtinaičio, tada buvo toks pradėjimas dvejoti su ta iškelta abejonė, ar jisai adaptyvus, ar jisai prisitaiko prie naujovių, ar jis užsispyręs tą savo oldschoolinį krepšinį žaidžia, bet pamatėme Eurobaskete, kad nėra taip, kaip čia visi galvoja, ir akivaizdžiais pavyzdžiais, ir ten sistemom, kaip su gynėjų statytą Markanenu ir panašiai rodė, kad taip nėra, bet nu tas jo atrodo yra, nu tarkim, koks Jasikevičius, ne, daug metų mes jį girdėjom ir jau tas frazes girdėdom daug kartų ir jos kartodavosi detalės, baudos per žmonus ir panašiai. Nu, Kurtinaičio interviu, kiek žiūri, nu, tu kiekvieną kartą išgirsti kažkokią arba frazę, ar kažkokį samprotavimą, ar kažkokią mintį naują. Nu, tai aš negaliu nesižavėti Kurtinaičiu. Ir jis kaip pakalbėjo tą ten irgi 3 minučių gal monologą apie patriotiškumą. Nu, nežinau, fantastika. Tai reikėtų iškirpti šitą vietą ir vien ten prasiųsti visiems ir kad pažiūrėtų. Nu, dėl jo vertybių niekada nekilo klausimų apie Lietuvą kalbant, ten, kad ir dirbo Ruskinė, bet nu, taip sudėlioja motyvacinę tokią kalbą apie tą patriotiškumą, kad nu, nei pridėti, nei atimti. Faktas, nu tai ta karta, kuri buvo Ruskinė ir kuri pergyveno perversmą. Jūs įsivaizduojat, nu aš irgi esu tos kartos žmogus ir tas jausmas yra toks gilus, jis yra ir tu tikrai, kartais tu negali suprasti šitų motyvų, kodėl žmonės į rinktinę nevažiuoja. Jeigu ne klubas, jeigu pats, kodėl tu nevažiuoji, kartais to nesupranti, tai aš net nebejoju, kad Kurtis irgi, nu tikrai, nu jis turbūt vidai šito netoleruoja, bet yra aplinkybė auka šitoj situacijai, grinai, nes atsimenu 88 Ruskino paskutinės olimpinės Seulas auksas nuneštas, jau vis tiek 88 ten, nu, Sabas šiam 4, Homke PM 9, Kurtis, man atrodo, 60, pati branda, pats grožis ir dar mes laukiam vieną olimpinį ciklą, kol gaunam nepriklausomybę ir 92, jiem jau visiems 30 ir virš. Ir aš galvoju, žinai, jeigu dabar tu nesužaisi, tai tu nebesužaisi niekada, tai akis degi ir mes taip visi, žinai, galvom. Pusė Ruskino buvo Lietuva, auksas Seulė, Lietuva, tokia bus rinktinė, toks vaibas bus, toks bus rezultatas. Ir tai buvo. Ir dar 96, dar užsimetėm 4 metus. Ir dar jie ten nuvažiavo. Ir dar buvo rezultatas. Tai vat, matai, nieks nežiūrėjo, jau jie buvo pradėję užsienį važinėti. Ten į Hageną kažkas išvažiavo, Kurtis išvažiavo, kažkur žaidė Vokietijai, Sabas į Ispaniją išvarė, Valjadolidas, paskui Madridas, Kurtis irgi ten kartu gyje varė. Tai vat, įsivaizduok, jau iš gerų klubų ir kažkaip tuo metu net kalbos nėra, prie ko čia klubą, žinai, yra rinktinė ir tu varai rinktinė. Vis tiek, vat, tokie buvo laikai, tai aš net nebejoju, kad jo supratimas, jo dušė, tai yra garbė, tai yra patriotiškumas, tai yra vienareikšmiškas pasirinkimas. Jokių ne. Tai yra tik tai taip. Jeigu tave kviečia 2 minutės, 5, 6, 7 treniruočių stovyklą ar ne, žinai, nu nebent tau 30 metų ir tu galvoji, atkabins, nu tai, nu jauti, bet jeigu ne, tai tu negali neatsisakyti, negali. Kimbo prie Kurtinaičio, tarkim, ten konferencijos, aš suprantu, kad skamba nu labai taip keistokai, kai sako, kad nežinau, aš ten tam sąraše yra, nu kur tas 24 išplėstinis yra, nu, tai jis nėra, kad nežino su ko žais, bet padarė tą 24 išplėstinį, kad neva, jeigu reikėtų dėl traumos, kas ir atsitinka, kad iš to didelio pūlo paim. Nu ir jo klausia, ar yra tam 24, nežinau, aš to sąrašo sako. Nu bet kaip rinktinės treneris? Nu bet 24, supranti, nu... O tai kaip čia mintinai žinodavo? Nu, come on, Harry, 24. Ne, nu tai Kleiza rūpinasi su pačiesu, tai nu pasiskirsti. Jūs praplėskite tą. Nu, tai ką reiškia Kleiza rūpinasi su pačiesu? Tai ką vyriausias rinktinės treneris nežino 24 žaidėjų pavardžių? Ne, tai jie pasitarė turbūt, kad maždaug plius minus kažkokia. Bet jeigu tartumės, tai gal žinotum? Nu jo, aš suprantu, kad skamba keistai, bet tada iš Kurtinaičio pusės, nu pabaigti. Aš sutinku su taim dėl to patriotiškumo, viskas labai gražu tikrai, bet man tai labai keista. Ta konferencija tai man labai prastai atrodė. Ir po to atrodo, tada žiūri, kaip jį žaidžia Lietuvos rinktinė prieš Britus, taip, ten 2 dienos treniruočių. Bet, bardakas totalus vakar buvo. Nežinau, čempė viskas gerai buvo, bet vakar tikrai bet buvo. Bet jis ir sakė, kad nieko nekeis, ta prasme, kad tą patį ir žaisim. Bet vakar, nežinau, atrodė, kad net ir to nebuvo, nieko nebuvo vakar, atrodė tas 3 kėlinius. Ar tu ten kažką gali sukurti, tai imi, kaip ir sakė, kad Rytas eilinį kartą rinktinę gelbsti, nes tu paimi branduolių, kurie susižaidė, tai tas Rytas tai nepadarė tą comebacką. Tai tu remiesi tais, turi ten 4 iš to, ką jau tu tą sistemą praeitą vasarą įdėgėjai jam ir supasakojai, tai ant to ir važiuoji, nes... Kurtis man tas yra, kuris toks neoverthinkinais, nepermasto ir kartais tas toks užkliūna, kad visiems čia žiauriai viskas svarbu, kaip tu nežinai 24 ten mintinai to sąrašo, jis nežino jų, nes jis jų net neims, ten kažkoks jo buvom pasidarę tą sąrašą 24,
Bet, aš ten nepaminu tos 2, 3, 4 pavardės, nes aš jos neimsiu ir jį nežais. Aš ir suprantu, kad skamba, labai neprofesionaliai visų pirma. Bet aš labiau, nuo ko aš pradėjau per Kurtinaičio asmenybę, kad, tu negali nemėgti jos, nes kaip ir sako, aš turiu jau pinigų, sako, uždirbęs va tiek, sako, man kažkaip ir nerūpi. 10 metų taisyti, va, kas čia nebuvo, tas 10 metų paminėjo, aišku, kad nuo 15 nieko nėra laimėta. Maždaug. Prieš tai neturėjau santykių su federacijos, bet mane pakvietė, mane paprašė, kad ateičiau rinkinę, kad ir aš atėjau, sako, aš nebeturiu jau ką, aš pinigų turiu, sako, aš galėčiau sėdėti ralų gerti, taip ir pasakė. Vat, plus Azeros irgi, ten babkės irgi toliau kalo. Sako, 20 metų aš neišsimiegu, bet aš einu kažkaip, vis tiek darau, kur jau, jeigu tiesiai šviesiai išvertus sakytų, man galėtų būti pohui, bet aš vis tiek einu ir darau. O vat yra, iš kitos pusės tada irgi, empatiškai žiūri per tą jauną kartą irgi, iškalbėta jau daug kartų, kad kiti laikai, kitoks mentalitetas, va kaip Žilva augo tam visam perversme, tu matai iš pirmų eilių, tai mes matėm iš YouTube'o. Aš gimiau 91, aš 4 mėnesiai po sausio 13 gimiau. Tai skaityk, po sausio 13 nebebuvo jau kažkokių neramumų. Tai aš irgi nieko nemačiau, tik YouTube'e jau. Augis dar vėliau. Tai tą patriotiškumą mes turim, bet viena yra jį užsiauginti iš pasakojimų ir iš informacijos, o kita būti perėjus ir patyrus. Tai man kažkaip aš labai tą empatijos jausmą rimų jaučiu ir kažkaip noris dėl to. Ne tai, kad jį, dabar jau po čempionato visi pamilė ir užskaitė jau, jo, kurtis gerai dabar gerai. Bet aš sutinku su tavim dėl, ką jisai sako, čia gal labiau dėl tos konferencijos ir dėl to, kaip vakar ta komanda atrodė, bet sutinku dėl to fakto, kad, aš, pavyzdžiui, kodėl Tubelis nežaidžia sekmadienį? Ar neišleidžia Žalgiris, ar nenori Tubelis, kaip jūs galvojate? Bet tai aš, kaip suprantu, čia yra žaidėjas sprendimas. Aš tai irgi taip suprantu, kad Žalgiris nedarė kliučių. Aš nelabai, tikrai nematau priežasties. Nesuvokiamas man irgi. Sekmadienį, tu žaidži namie. Skauda Hila, dabar daug žaidžia Žalgirį, nes gerai žaidžia. Dabar žaidžia savo karjeros krepšinį. Supranta, kad yra atkreipęs dėmesį į Eurolygos. Jeigu yra kažkokios tai... Pabandykime lysti jo kailę, ne? Ne, jeigu yra kažkokie skausmai, tada... Kurtis taip sakė, kad, sako, Ąžuolui skauda Hilą. Jis daug krūvio turi, taip pat sakė. Tai tada... Viskas aišku tada. Bet tai gal galėtų tada pats Ąžuolas taip pasakyti ir nereiktų mums burti. Kad, nesu iki galo krūvis toks, kad noriu už Lietuvą, bet, žiūriu ne short run, o long run, žiūriu, kad žaidžiu karjeros sezoną. Galbūt jau agentas yra pasakęs, kad, žiūrėk, Ąžuolai man jau Eurolygas skambinėja, klausinėja, koks tavas ten kontraktas, žinai. Tarkim, nes kokia taip yra, bet realu, kad taip gali būti aukštas, jaunas, atletiškas, bėgantis ketvirtas. Nedurni Eurolygos klubai, nesimėta tokie jaunuoliai. Pinigai kol kas ne kosminį išpirka, turbūt irgi ne kosminį. Tai visada noris kažkaip situacijas iš abiejų pusių pažiūrėti. Niekada, tai turi variantą, skauda Hilą. Kurtis stumia, kad nevaro, ar Ąžuolui nerūpi Lietuva, nemanau. Tai čia... Tai gal tiek, to kurčių. Dar Mariko man patiko interviu prieš treniruotės, kai buvo Vulfsų salėje, kurioje irgi čia žurnalistų turnyras beje bus. Žinot, kad perkelia iš NBA. Ten žaisim šeštadienį. Tai filmuoja Marika ir fone Vulfsų logo. Tai dar vienas patiko dalykas, kad Marikas sako, po rinktinės labai geriau pasijaučiau krepšinio aikštelė, sako, viskas sulėtėjo. Tai toks, labai geras tas pavyzdys yra, kai tu viską supranti, geriau kas kur vyksta, arba turbūt tas sulėtėjo matyti, kad numatai truputėlį į priekį. Jeigu tu sako, man sulėtėjo krepšinis. Dėl to aš taip gerai žaidžiu, tai maždaug aš jau... Priimu sprendimą. Aš supratau krepšinį. Taip. Aišku, tas lygis, kuriame žaidžia ten vienoks įdomu kaip Eurolygoje. Ar nebus, kad vėl sugreitėjo? Tai matysim. Jo, ir ką norėjau, kad jokingas, kad fone logą matosi Mariko ir sako, čia toj dabar Vulfsų salėje, kaip sako, su pinigais pervedė. Marikas, šnekėjau su Zavu, sakė, dar reikia palaukti. Ir žinai, ir fone Vulfsų logą tas intervo duoda, to atsiskaitė. Ne. Laukiam. Tai taip jokingokai atrodė. Dar tas kelis... Sulėtėjo. Viskas. Sulėtėjo pervedimai Vulfsuose, ne tik krepšinis sulėtėjo. Dar užbaigėt apie rinktinės, tai tos kelios rungtynės ir kur Žilo minėjau, įdomesnės, kur serbai prieš šveicarus jau buvo gavę, tai nedaug trūko dar kartą gautų. -23, aš pažiūrėjau pavardę šveicarų. Tai atrodo, kad čia yra sugeneruota ChatGPT. Fofana, kur Šiaulių, Schumacheris, Gravetas, Mambo. Čia kaip Laubego, Mambo, Nembo, Fab. Ir Solca. Ir Dirkstys. Dirkstys ir Imkenzo. Tai du šveicarus. Tai toks skaitai, -23 po 2.
Ir vis tiek serbai išsitraukė. Gal ir neblogai tie langai, ką? Tokių prisižiūrė nesąmonė. Lietuvių iš -18 arba iš -23. Tai gerai, bet tai Friedrichsonas tuos visus Delavalė, Tesitori šitos irgi pasitvarkė. Tai šiek italų sąraše tenai. Friedrichsonas MVP lygio. Friedrichsonas pasiėmė šitas rungtynės grinai. Bet italai tie patys pavažiuoja, kiek praeitam Eurobaskete. Tesitori visada važiuos. Nes kai do pagrindiniai ateina, Tesitori dažniausiai net nepraeina. Amedė Delavalė Eurolyga, kadaise žaidė, jiems ten seniai vietos nebėra, žinai. Reikia rinktinę, varo, žinai, va taip. Tokiem žmonėm gerai rinktinė, aš galvoju, vėl pasikelt save, pasirodyti, dabar visi, Delavalė gerai pavarė, žinai. Tesitori pagrindinis Italijos rinktinės centras, Civekė tau įrašyta, žinai. Atrankoji pagrindinis aš buvau, ten gerai sumečiu, ten top 3, man atrodo, buvo, žinai. Jo, tai tau kelia akcijas. Bet praloši Kauno dydžio valstybei. Vat būtent, žinai, bet tai vis tiek, žmonės... Bet čia, sorry. Ne pirmos jaunystės, ką noriu pasakyti. Aš tą noriu pasakyti, respektas jiems vis 30 abiems, žinai, ir va, tie klubuose geruose jau nebežaidžia, bet už rinktinę važiuoja žaisti. Achilo turbūt neskauda. Tikrai taip. Jiem labiau reikia rinktinės negu rinktinė jų turbūt. Jo, ir vis tiek, Luka Bankį aukštas akcijas turėjo Latvija padarė, su vidutiniokais, tai čia, žinai. Čia irgi įstatymė. Bet šiaip čia svarbius pralaimėjimas. Čia nepažus, čia visi. Ir labai geras. Jo. Taip, realiai bet mes, kada čia, šiandien penktadienis, poryt, žiauriai džiaugiuosi, gavau, pakvietė irgi announcing rungtynes Lietuva, Italija. Tai va dabar po tokio mačo, žinai, tai jau galvoju, ar galima suimprovizuoti pristatant, kad Ignas T-Max ar Gyūnas, ar geriau nedaryt man, nes gausi nuo FIBOS baudą. Gal ne. Ignas Magreidis ar Gyūnas. Tai va, ir žodžiu toks hypas dabar. Ir va, kaip Augis sako, žiauriai gerai, tai jeigu mes duodam dar vieną pliauską italam, tai jie gali jau nebesižvalgyti tą pasaulio čempą praktiškai. Ten jau labai sunku. Aišku, turi nulošinėti, aišku, geresnius, bet labai sunku. Ir nuo Islandų, ir nuo Lietuvių po pliauską. Bet teoriškai 12 rungtynių, tai čia dar... Taip. Dar daug visko gali nutikti. Visko gali nutikti. Ir gausim mes pliauską Islandijai. Paskutiniai tik tai gynėjai, 3 komandos eina toliau. Gal kažkada sužaisim nuo pradžių normaliai, nuo pirmo kėlinio, ne nuo trečio vidurio. Ne, bet čia dar vienas įrodymas. Irgi kalbant apie tą varimą į rinktinę, nepaisant visko, tai Šengelė, pavyzdžiui, nepaima. Bet jau čia šitas man toks irgi kraštutinumas. Bet kažkaip gyvenime nemėgstu kraštutinumų, bet ką jis daro, tai toks... Dar vienas įrodymas. Tik žaidė. Vėl aš prie Eurolygos grįžtu. Tik sužaidė Šengelė. Atidirbo, atkalė, iki galo varė Šengelė, ten ir ištraukė, gali sakyti, tas rungtynės. Barsai ištraukė, Paskalį sugrįžimo rungtynės ištraukė toko, grinai. Dieną praėjo į lėktuvą už rinktinę. Kada toko neždė už rinktinę? Neatsimenu. Petį skauda, tą skauda, aną skauda. Žaidė už kažkada. Bet matau, vakar nelaimėjo. Kovliaras. Tai Kovliaras. Jo, Kovliaras uždėjo. Bet tai Ukraina. Gerai, bet tai pažiūrėkim. Ukraina, Sakartvelo sudėti, pažiūrėkim, vis tiek, kada varė į čempą, tai ten iš NBA žmonės atvažiavo. Buvo tas Kelašvilis buvo. Makfadinas, Šengelės, McFlurry iš McDonald's. Makfadinas jo žaidė. Armadinis. Aš Armadinį išleidau, skaityk, Tenerife. Andronikašvilis, jo. Tai vis tiek Ukraina. Burjanadzė irgi. Beka Burjanadzė, jo, bet tai tie du vis tiek monstrai, kur darydavo jiems pagrindinius taškus iš NBA neatvažiavo ir Kartvelai netokie. Žiūrėk, dabar toks naratyvas, 2 mažiukai ištempė savo komandas. Islandai, Frigdersonas 29, Kovliaras 31 Ukrainai. Tai Ignas. Irgi nepridėlių. Tai va, pridėlių. Bet čia tie langai, kai tu turi 2 dienas pasiruošti, tai čia labai daug kas nuo gynėjų. Gynėjų visiškai. Nuo kūrėjų, nuo pataikymo, nuo sprendimų prieimimo. Pas juos dažniausiai kamuolys. Paprasčiausiose situacijose gynėjai turi improvizuoti ir pasižiūrėk, kol mūsų neatsirado, kas sukurtų 3 kėlinius bardakas, totalus, Velička, Žemaitis, klaidų daugiau negu pataikytų metimų. Labai daug prarastų kamuolių ir viskas nuo gynėjai priklauso tokiose rungtynėse. Ir aišku, paprasčiausiose situacijose turi apsiginti. Tiek lėjapų leisti irgi. Arnas su 5, Ignas su 3. Aš paimu, Augustai, tavo žodžius ir juos perkeliu pakreip temai. Visiškas bardakas ir nuo gynėjų priklausoma komanda. Kauno Žalgiris, Vitorijos Baskonija. The same shit, kaip sakoma. Visiškas bardakas ir tada gynėjas. Labai panašus scenarius. Ir gynėjas nulemia eilinės rungtynės. Bet Siska tromelė pradžioj. Pirštukas, pusantros minutės Sisko nėra, sugriuvo viskas, nieks nieko nebesukūrė. Žmogus, kiek jis griūna kartu, pirštas ir kažkas nebesukūrė. Paskui išėjo Sisko, 4 kėlinį, manau, Polo Galbėti ten suklydo. Kabaro nebuvo. Nebuvo Kabaro ir nėra lyderio. Viskas. Navelas nebepataiko, Italas nebepataiko,
Dialo be metimo, negali pataikyti, Žalgiriukas susidarė baudos aikštelę, Baskai 5 minutės taškų nepelno. Viskas. Viena ataka, kita ataka, Francisko įsiveržė, nusimetė įgių vieną, nusimetė kitą, bam vienas kitas, Markisas Navolas stogą gavo, užuot įmetęs ir dar pražangą gavo, dar -2 taškai, viskas. 3 minutės užsikūrė Žalgiriukas, nuėjo, nuvažiavo, sumindė, suvalgė, pasikeitė komanda. Kardinaliai, keli momentai kritiniai. Kaip tą pradžią paaiškinti? Vis tiek atrodo, ne, 3 pralaimėjimai iš eilės. Pernai gėdingas pralaimėjimas namie prieš Baskonio, kur tu laimėtas rungtynes atidavai, kuris žiauriai skaudžiai kainavo. Gavai dar ir nuo Baskonijos ir Vitorijų gavai. Tai ten. 3 iš eilės, nuo Baskonijos 2. Namai. Ir va taip atrodo išeinin, kur atrodo ir koncentracijos daug klaidų. Berods pirmi 3 taškai ar ne, 2 paskutinės atakos Žalgirio užsimetė, pačioj pabaigoje. Pirmi 3 taškai nieko pradžioje mes nepataikėme visiškai, šiaip mane tai dar Baskonė. Bet gynyba buvo, nebuvo tiksliau jos. Jo, bet Baskonė man patiko. Baskonė paprastai nerašyta taisyklė. Per pirmą kėlinį jie minuse giliam. 25, 30 dažniausiai taškų prasileidžia, visada neprasileido čia. Keista buvo. 12-24 berods vienu metu. Toks buvo momentas, ar ne? Tai va šito vietoj pasirodė keista. Ir kad atletiškai dideli žmonės gerai labai sužaidė, kad mama didėkite gali iš toli pataikyti, man tai keista buvo. Čempionų čempionas, kaip sakė Jonas, ar ne? Ten NCAA čempionas, taip pat tais pačiais metais NBA čempionas, kad Dialo šoklus, kad neturi metimo, tai tą mes matėm anksčiau. Kobe Simonsas ne tas, kuris gali ištraukti komandą, kad Trentas Forestas jiems pridės faktas. Tai negali nurašytos komandos. Po truputį jie pradeda judėti. Man patikt kažkaip pradėjo jie dabar. Ir kad Howardas daro meškos paslaugą tai komandai, tai irgi faktas. Už 2 milijonus. Tai irgi faktas. Tai va, jo nėra ir komandai nuo to neblogiau. Komandai nuo to neblogiau. Žiūrėkit, ir nebėra tų tokių chaotiškų, kvailų, idiotiškų sprendimų, tų metimų tokių, visiškai laukinio kvailo krepšinio, nebėra ten sukasi. Bet vis tiek epizodais tas dabar dakėlis Baskonės firminis pasireiškia. Bet vis tiek, ieškomas yra. Dažniausiai Kabaro ieškomas. Jeigu jis nesusikūrė, jis atrandamas, jam paduodamas be kamuolio iš užtvaros. Ar iš pindauno, ar iš priekio, ar iš didelės užtvaros aukštai. Jis yra surandamas šitą vietą. Jam yra kūriamas progos. Taip, kad tu negali sakyti, kad tai yra laukinis krepšinis, kažkaip man prie Galbėti dabar Baskai atrodo geriau, ne prie Pablo Laso pernai. Net ir su Monekė. Kažkaip pat jie taip geriau atrodo. Nu ir ką, ir Žalgiris tik ketvirtam ir perlaužė. Tie pagavo patys bangą, patys nubėgo, sumetė neblogai, sumetė Baskonė neblogai, Kabaro kosminių metimų užmetė. Visiškai kosminiškiausių metimų. Praeitą podą šnekėjom, ne, apie Kabaro, kad kosmiškai meta, tai nežinau, kiek čia praėjo laiko, kokios 3 rungtynės. Prieš Žalgirį 6-4 trekai, prieš Bilbao Ispanijoje 9-6, prieš Barsą 9-4. Tai su geriausiu. Žodžiu, vis dar kem 7%, vis dar. Daug metantį žaidėjas. Čia yra, aš neatsimenu. Tadas pradėjo daug mest, bet tai Tado procentas krito kardinaliai, kai jis daugiau pradėjo mest viskas. O čia šitas meta daug ir pataiko daug. Štai kas keista. Kai Tado koja velkasi, tai sunkiau viską daryti. Okay. Ir žiūrėkit, ir ko tik nedarė Masiulis. Ir žemą 5 paskui ten išleido, ką aš dar pasirašiau. Tubelis išėjo, Lanovas į 4 poziciją buvo išėjęs. Ir Sisko buvo 9 minutę su 14 taškų 21 naudingumo balu. Kas be Sisko traukė Žalgiriuką? Niekas tuo metu dar neužtraukė. Vienas jisai laikė ant savęs. Ir paskui 4 kėlinį tik tai sujudėjo. Ir ką pats Masiulis pasakė pradžioje, kad mes biški fiziškai nusileidom mažiau. Truputėlį nepavyko. Ne, žiauriai daug tų gynybinių klaidų. Ir Žaliukas iš po krepšio, kokius gal 3 kartus. Vieną, gal 4 kartą. Greitoje atakai galvojau, dar bandys dėti ir neįdės, bet ačiū Dievui, kad pasirinko mest iš po krepšio. Labai nemanau, kad tikrai nebūtų idėjas. Žinant, kaip tas vakaras jėmėjasi, tikrai kažkur plaukė. Bet daug, sakau, Žalgirio žaidėjai plaukė ne rungtynėse nuo pat pradžios. Mauzesas Raitas galbūt nieko naujo, Žalgiris daug keitėsi tose rungtynėse, galbūt čia irgi buvo išvada padaryta po tos labai nesėkmingos 3 rungtynių gynybinės atkarpos, kur tiesiog leisdavo į silpną ranką ir mesdavo viską iš po krepšio, ką norėdavo varžovai. Pradėjo keistis, idėja aišku irgi ta, kad sustabdyti varžovų greitą puolimą. Jeigu tu ten pradėsi stepautuoti ar ten leisti silpną ranką, Baskonija greičiu išsimėtis kamuolis labai geras progas susikurs, tai keitimas jis tiesiog sulėtina žaidimą. Tai manau, kad čia irgi buvo toks strateginis sprendimas. Jis galiausiai, pirmoji pusėje labai daug klaidų buvo padaryta. Bet galiausiai per 40 minučių išsilygino tos klaidos ir manau, kad pasiteisino visai tas sprendimas. Antroji pusėje Baskai žiauriai strigo, ypač kai nebuvo Kabaro. Jo. Ir ketvirtam kėlinyje man labai patiko vienas derinys, kur Francisko įsibėgėjo
ir maždaug ant vidurio 2 žmonės ateina jam pastatyti užtvarą. Čia toks yra derinys, kur Unikacha išpopuliarino prieš 3-4 metus, net krepšinio pasaulyje. Aukštai. Prie vidurio linijos 2 žmonės stato užtvarą. Mažiukas turi pranašumą ir nusivaro ten. Mažiukas renkasi, į kurią pusę nori varyti tiesiog. Nu, bet vis tiek praeina ir sukuria kiekybinį pranašumą. Taip. Ir net kažką pasaulyje tas derinukas, kurį Žalgiris padarė 2 kartus ir ten Brazdeikis pataikė 3 taškais, turi pavadinimą Malaga Half. Malaga Half? Jo, kad taip žinoma, Malaga, nes Malagos komanda ir Half Court, ir Half, nes 2 užtvaros yra ant vidurio. Tai vat būtent Ibonas Navaro, jis nesugalvojo gal to dalyko, bet tiesiog išpopuliarino tą dalyką ten prieš 3-4 metus. Ir 2 kartus 4 kėliny Žalgiriui šitas pasisekė. Tai kai toks žaidėjas kaip Sisko turi tiek vietos įsibėgėti ir tada įgauna pranašumą ant vidurio, tai tau sėkmės tau jį ten pagaunant. Jeigu tu ateisi, tai Brazdeikis. Pro tunelį išbėgti, ar ten parašą greit padėti vaikui. Taip. Tai vat labai gerai Masiulis surado 4 kėliny, kai labai reikėjo, kaip išnaudoti tą Sisko greitį dar kitais būdais. Tai labai padėjo vat, būtent tas derinys. Dabar nuo Sisko, kiek matom, priklausome, aišku, kad Goso nėra labai kitas dalykas ir tada toks ir labai džiugu dėl Sisko formos, kuri yra, visiškai ant net ne mėnesio MVP, o gali kalbėti, tiesiog jau kelti diskusiją, ar jis yra geriausias Eurolygos žaidėjas šiuo metu. Iš vienos pusės džiugu yra, iš kitos pusės neramu, kaip dėl Žalgirio, nes jau mes matėme, kaip būna, kai vienam gerai sekasi, tada iš to nieko gero, kaip komandai nesigauna. Tai Goso laukiam. Tai vad Gosas irgi nusipirkam už 1,5 lemo žiūrovą iš pirmos eilės. Plojika. Jo, dabar važiuoju, ar gal kažkas jau naujienos kažkokios tai apie Gosą, bet vis dar suprantu, kad... Buvo, kad kažką rašė, kad pirminė, bet laukia daugiau, tai galvoju, gal pasižiūrėsiu, gal kažkas atsirado, bet tik Želko ir apie chaosą Partizanė rašo, kad Obradovičius toliau laikosi savo pozicijos, o sporto direktorius traukėsi. Nes dabar jau Želko lieka? Ne, tai... toliau, kad... Želko toliau sako, kad aš out, o klubas sako, kad tu lieki. Okay. Tai dabar sporto direktorius traukėsi, va čia paskaičiau tik ką. Želko lieka. Viskas, skiriamės. Tai Želko sako, kad nenori likti. Tai tada komanda sako, kad mes norim, kad tu lieki. Tai dabar sporto direktorius išeina. Tai, žodžiu. Pakalbėsim dar apie treneriukus, jau apie Želko, ten, įspūdinga, kas ten vyksta per istoriją. Bet priminsiu, kad turim apie 10 minučių 5. Jo, tai 20 po. Tai va, apie Sisko sakau irgi tą tokį... Bet tai... Ir smagu, ir neramu, ne? Kiek mes priklausomi. Bet praėjęs sezonas buvo lygiai tas pats, pradžioj, kol neatvažiavo. Bet sakė, kad praeitas Žalgiris ir šis labai skiriasi, nes mes... Taip. Bet Ameriko turim Slyvą, kuris ten lipa... Bet tai okei. Bet tai Sisko vaidmuo pernai, Sisko vaidmuo dabar. Nepaisant to, kad mes turim dar gynybos grandį žvaigždžių superstarų. Bet jie dabar nublankiai yra, dabar Sisko valdo. Jo lab, kad Gosas iškritęs Lo, sužaidė 1 mačą ir vėl, 3 mačų nėra praktiškai. Nėra gynybų. Lo irgi bipolinis. Tai va, bipolinis Lo. Nėra... Vis laik buvo to. Nėra Gedraičio. Bet kažkaip negau, kad tokios didelės jo tos... Tie bangavimai, kad amplitudė mažesnė, žinai, kad mažesniais tokius, nes bus bet klaidos ten, kur... Kad dažniau, šitas rečiau, kad tas dažniau kažkas. Taip ir toliau. Va tai tas ilgesnis yra, bipolinis žemai. Irgi dabar čia apie naują centrą, šiaip man patinka, kaip mes greit priprantam prie gero, kur nusiperkam Raitą, Gosą ir čia, blemba, daug pinigų išleidom. Viskas, Raitas gerai žaidžia, ten Goso pradžia irgi tokia jau daug žadanti buvo, čia viskas gerai. Dabar jau čia praėjo kažkiek laiko. Centro reikia mums čia gerą pasimti. Arba Gosas čia iškrito, neaišku, savaitį, 2, gal čia, gal mėnesį, tikėkime, gal mažiau. Gynėjuką reiktų pasižiūrėti kokį, žinai, kur jau turim sudėti nerealiai ir taip greit išpuikstam, kad blemba reikia centriuko, nes Raitas, 15 F renka, bet laukia gynybai, silpnai, reikia naujo. Įmam kažką. Gynėja irgi reikia, Gosas, jeigu nežais, įmam dar. Toks, kur, wow, hebra, palaukit. Čia, žinai, kur laimė loterijas iš kaimo, žinai, kur girdėjau, kad Kretingoje buvo viena laimėjus, ten dėl loto kažkiek pinigų, tai neplaudavo kojinių, o pirkdavo naujas visada. Ir važinėdavo tik su taksu po Kretingą. Ir kada baigėsi? Tai per kelis mėnesius baigėsi viską ištaškė. Tai man toks Žalgiriukas dabar. Pasiimam tą centrą, ką tas Raitas ten laukia gynybai. Nepatinka. Tai toks, greit priprantam prie gero. Turbūt tie žmonės nelabai skaičiuoja birutį į tą rotaciją, tai tu turi lieki su Raitu ir su Tubeliu, kuris gali pažaisti kažkiek tai centro pozicijai, tai tokia. Bet jau Raitą mes nurašom kaip, silpnokas. 15 F. Nežinau, kas čia nurašo. Bet... Ne, yra tokių, gal aš aišku šaržuoju daugiau, bet mintis keliamas tokios, kad čia reikia labai papildymo. Ne, pirmą reikėtų sveikatos, aišku, kad sugrįžtų Gosas, tai ten žaidimą formuoti. Daug nerimo buvo dėl Goso tikrai antradienį Kaune.
pačiam teko pabūti arenui tą dieną, tai tikrai daug nerimo ir neaišku, kiek jis laiko nežais ten, sakau, tai turbūt ir pačiam Žalgiriui neaišku, nes nori vis antrinės nuomonės ir tik tada spręs, žiūrės. Kai tokie pinigai, tai pareikštų oficialiai, bet labai gaila, nes treniruoti tokia situacija visiškai atsitiktiniai vietoj, tai, pajuto skausmą ir dabar gali, nežinau, mėnesį 2, o gal net 3-4 praleisti. Tai čia būtų labai tai didžiulis. Kas turėjo atsitikti? Kažkas yra su keliu. Kelyje pajuto skausmą. Tai ne tas, kas buvo. Ne, kada jisai išsimetė 2 taškai ir nebegalėjo parbėgti. Atsimenat? Ne, tai jam buvo dvigalis raumuo. Čia yra jo ta silpnoji vieta. Su ta bėda jis atvažiavo. Čia, ne? Taip. Jis jau turėjo šitą bėdą. Tai launis buvo. Čia per visą jo karjerą karts nuo karto grįžta ta raumeninė problema. O čia yra visai kita problema, nauja kelis. Tiesiog tokia sudegė per treniruotę viskas. Tai... Lemo, bet čia, žinai, didžiausią kontraktą Žalgirio istorijai duodamas, tikrai medicinos padarai visus įmanomus testus, čia toks, kur... What can you do? Tai čia, taip. Toks, vis dar lieka laikyti taip, kaip ten, čiūrus. Tu žinojai, kad tu ėmi žaidėją, kuris galimai turės problemų su raumenim. Va dabar jam kažkas atsitiko su keliu. Čia tu negalėjai to numatyti. Jo, bet jeigu tai yra rimta, tai tada tu turi numatyti. Kiek Lodų atžaist, kiek Siskodo atžaist. Getraitis yra rezervas, jeigu jau pareina. Bet tai koks dar pareis, negali žinot, nežaidęs pusę metų. Tai negali žinot, bet tai tada turi pradėti jau skaičiuoti, 3 mėnesiai nėra tau antro pagrindiniai žaidėjo. Tada, Siska kiekvienas gali traukti iki kalėdų, dar po kalėdų mėnesiuką, kiek tu gali varyti po 30 minučių. 2 savaitę, 1 savaitę, LKL savaitgalis, išeina pasitaupai, ten dar derbis koks rytų išpuola, dar KMT, kur negali pralaimėti, kur loterija, kur visi tau nori įkast. Nuovargis trumpiausias kelias traumos link. Gali būti su kečiausiu pasiruošimu, bet nuovargis išprovokos traumą. Nori. Stresiniai lūžiai kokie nors ten dar kažką, tikėkime. Raumenų pertempimai, o jo judesiai matom kokie. Kina Ivansui, kos baigės, aš nenoriu prikalbėti negaliu dalykų, bet tai, mažiuko apkrovas pačios didžiausias ant kojų. Pačios didžiausias, o jis iš to gyvena. Iš šitų 3 kart greitesnių judesių už visus kitus ant kelio eina. Per čiurnas eina, per klubus eina, per raumenis eina. Tai, saugok. Glostik kiekvieną kartą, reabilituok, reanimuok, viską daryk. Tai dar be kontakto mes kalbam. Dar kontaktas yra. Dar papildomi dalykai, O jisgi be kontakto irgi nežaidžia. Kaip sakai, kiek jis kartų griūna? Sakau, man atrodo, kad pasitent ne odo, ne kaulai, o guminiai kaulai. Kūnas dyla pagreitintų ritmu labai greitai, dėvis. Tikėkime, bus gerai. Šiaip irgi pabaigai galima apie Želko tą situaciją, neįlinę. Aišku, mes žinome, kad Tašas Kokoškovas out. Tai dabar... Su Kokoškovu aš dar vieną atsiminiau tokią paralelę, kad Kokoškovas Ūlės statė ant tritaškio, kai Fenerbahčė buvo pasiėmęs. Ir tada suvečiau kažkaip paralelę, kad čia yra Žalgirio irgi toks naratyvas, kad Žalgirio simboliai išeina vieniem metam į kitą klubą pamėti tritaškių. Jankūnas Kimki, Ulanovas Fenerbahčiai. Milas ar taip mėti tritaškius, tai irgi negali. Kazanė buvo irgi išvaręs. Bet tie 2 tokie atvejai, kur išvaro metam, daryti to, ko nedaro už kosminius pinigus ir vis tiek grįžta atgal. Tai Kokoškovas man tos, irgi asociacija tokia, kur duoda Uliai. Man vienas labiausiai pervertintų Europos trenerių, nežinau, jam buvo Santus Gidavė treniruoti. Pirmas europietis buvo ever. Man kuris čia turi pažinčių, ar kokius kompromatus turi prieš kažką, nes man kažkaip neaišku, kažkaip avansų jam, ką jis laimėjęs yra. Bet amerikieška kultūra, žvelgiant iš šitos sezono pusės, tai, treneris, tu turi visą surinktai naują komandą. Ir tu neturi vidurio puolėjo. Vis dar neturi. Ir tavo Šeinas Larkinas irgi iškrito prieš kelias savaitės su trauma keliam mėnesiam. Nežinau, tavo priekinė linija yra Šmitas ir Osmani. Ir plus prie viso šito, sakau, naujai surinkta komanda su naujų trenerių, su naujom idėjom. Nėra lengva. Ne ta žodis nėra lengva. Bet jau kelintas šansas ir, bet aš net neskaityčiau šito kaip šansų. Sorry, bet... Per greit, sakai? Aš suprantu, kad gal ten, žiūri, tu matai tą visą procesą, bet tiesiog, kad, kaip tu treneris gali kažką, labai kažką parodyti savo idėjas, kai tu turi visiškai naują komandą, bet tu neturi vidurio puolėjo realiai. Bet tęsant dar trenerių mintį, yra dabar, sakykime, ta senoji trenerių karta,
Nu ir ta atėjusi, va tokių 40-mečių, 50-mečių, tai žiūrėkite, senoji trenerių karta, nei Želko niekas nevarė, nei Etorės niekas nevarė, kuris, nu, kaip ir pats save gali atleisti, vos ne, ar ne, jeigu operacijų direktorius yra. Tai va, turbūt, kad peršasi išvada, kad vėlgi... Etorė gal turėjo būti varytas, bet niekas nevarė. Nu, Etorė turėjo tą sprendimą 3 metai atgal priimti. Faktas. Vis tiek, bet tai yra ta senoji nueinanti karta, pavadinkime taip, ar ne, ir va dabar Želko, 9 kartų Eurolygos čempionas, nu jau atrodo, kur daugiau, kam daugiau, žinai, jau kam, bet jau Želko, tai plokit visi, lenkite žemai, žinai, visi, žinai, Želko, ir važiuokit patys, tie žmonės mato. Nebeina kortai rankas, viskas. Ir pats save atsistatydini, pats save atleidi, pats išeini, pats palieki jaunimą, užleidi. Kita vertus, kas ateina į laisvas vietas, tie patys treneriai. Visi tie patys. Ateit naujam kažkam iš kažkur, ateit, nu gerai, čia galbėti, va išeitis. Nu, Pierikui Popė davė tą svelbį. Tabelinį. Jo, tabelinį, jo, bet tai, nu tai, taip, nuos komandos. Bet ateina nauji treneriai su idėjom savo. Ateina su idėjom, aš nesakau, jo, bet vis tiek sunku prasibrauti. Va dabar, kiek mes turėjom atleidimų, naujoko iš Pašalio nebuvo nei vieno. Visi tie patys. Va dabar sezono eigoje kas atleistas, iš ten tas nuvarė, iš ten tas atvarė, ten Saša nuvarė, ten Sferopolą dabar atleis. Makabis vėl jį pasims, o Dedas Katašas, jeigu bus atleistas, tas pats katilas sukasi, tas ten. Mes čia turbūt ir logiška sezono metu turėjome tos patikrintus variantus, bet kai juos ima vasarą, tai aš tada to nesuprantu. Yra tiek gerų Europai trenerių jaunų su savo idėjom, su kažkokia taip patobulintų krepšinio suvokimu ir jeigu tu ėmi ten vėl Sferopulą vasaros vidury, tai va aš tokio tai nesuprantu. Pasižiūrėk. Čevitas pats vėl. Galbiačio Baskonija su 3 kartus prastesnė sudėtim geriau atrodo negu už Pablo Laso. Faktas, tikrai taip. Tu bent supranti, apie ką yra ta komanda, kokia yra jos idėja, ko tu gali iš jos tikėtis. Taip. Tai gal tas pavyzdys užves naują trendą, tas splitterį prisiminkim irgi. Nu. Kad ir perėmė tą sistemą, bet jos nesugatino išlaikė. Tabelinį, Galbijatį, gal čia naujas trendas yra, kad duokit to šansus. Masiulis. Masiulis jo. Pirmoje vietoje. Masiulis. Kaip irgi sakydavo, kad pusė Eurolygos trenerių yra Želko mokiniai. Nu, tai čia tada gal Šaras dabar jau pradės, gal Kaziukovą užaugins dabar iki Eurolygos. Nu, Kaziukas buvęs. Jau buvęs. O šiaip dar su Želko suvedėt, po kokių rungtynių jisai dar šitą pieškė. Atėnuose prieš Panathinaikos. Beviltiškai gavo. Tai ten 25-0 ir suveikė, žinai. Aš kur Želko atvarau į savo vaką, bet ten mane beviltiškai ir tada viskas. Nu, bet nežaidė komanda gerai, nežaidė. Gerai, Karliko nėra, bet nežaidė. Nei pernai nežaidė komanda gerai. Nei dabar jinai nežaidė gerai. Nežaidė. Ar namie, ar išvykai su to 6 žiūrovų, su to vaibu visu. Nežaidė Partizanas gerai. Tai nieks ten neklauso Želko iš tų Partizano legionierių ir nežaidė. Ir manau pats treneris supranta, manau pats treneris, nėra jokių vietinių žaidėjų, kurie galėtų sukontroliuoti. Vien amerikiečiai. Taip. Ir kaip Makabis anksčiau būdavo toks, kur vien. Taip, paprasčiausiai Želko supranta, gal ir turiu idėjų, bet kai niekas manęs neklauso, tai ką aš galiu ten padaryti toje komandai. O žaidėjų 12. Nu, bet komplektacijų tai tikrai jau Želko, gal su tai balsą turėjo vasarą. Aš tikiu, čia ir dėl to manau, kad jis ir pats prisiema kažkiek atsakomybę dėl viso šito. Netvarko privica nebent. Nu ką, primenu dar kartą, Matas Buzelis, koks dydis dabar galvoja, L man atrodo. Jo, L dydis, Matt Buzel, gali būti jūsų marškinėliai. Buzelis. Like, subscribe, comment. Ačiū jums, draugužiai, ačiū Augi, ačiū Žilva, ačiū laimingi rate ir Ignas Argiūnas. Italija, Lietuva dar nepamiršti. Lietuva, Italija, su... Kokius mėgstam labiausiai makaronus sekmadienį valgyti? Barila. Ai. Nu, bet čia ne prie ko šį virti šį kartą. Gerai, viskas, jau nusišnekam. Gero savaitgalio, kada žiūrėsim. Iki. Sibet lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.